Labai diena, esame nepriklausomybės akto signatarų klube ir klausėme signataro Algirdo Andriukaičio, ar jūs pasirašėte dėl referendumo, ar pasirašėte? Taip, dėl žemės nepardavimo seniečiams ir dėl balsų surinkimo skaičiaus. Ar jūs galėtumėt pasakyti, dėl ko jūs tai padarėte? Kada mes kovo 11 skelbėm nepriklausomybę, atstatymą ir Lietuvos konstitucijos 47 straipsnis buvo, kad žemė gali priklausyti tik tai Lietuvos piliečiams arba valstybei. Šitas buvo pakeista ir mes manom, kad tai buvo padaryta didelė politinė klaida, nes šiuo metu pasaulyje vyksta vadinamas agrarinis kolonializmas ir žemė supirkinėja kitos šalys ir tada jau šeimininkais tampa kiti. O kasgi tas agrarinis kolonializmas? Tai yra valstybių, kitų valstybių, didelių valstybių žemės supirkimas. Pavyzdžiui, šiuo metu yra žinoma, kad Kinija yra supirkus 30 milijonų hektarų visame žemės rutulyje, Afrikoje, Pietų Amerikoje, netgi Islandijoje. Ir Prancūzijoje neseniai supirko 50 vynogynų, ten didelis triukšmas kilo ir panašiai. Todėl šalys, kurios neturės savo žemės, valdys kiti, tai bus nustatomos jų kainos ir Lietuvoje užaugintus produktus. Tos firmos pardavinės savo nuožiūrą, savo sistemą ir lietuviai bus priklausomi visiškai be jokio sprendimo teisės. Žemė nualinta ir galima ją ir paskui pamesti. Todėl šitas klausimas yra valstybinis, suvereniteto ir kartu ūkinis, todėl mes turėtume pritarti tai idėjai, kad žemės atidavimas į kitų šalių rankas yra nepamatuotas ir neteisiškas. O kaip kita referendumo nuostata, kita dalis, kuri nukreipta į 9 ir 147 straipsnį, mažinant referendumo balsų normą inicijavimą? Tai jau čia iš kitų šalių patirties yra visiškai akivaizdus klausimas, kad Lietuva praktiškai atima teisę su tais 300 000 žmonėms išreikšti savo nuomonę. Kiek yra žinoma, pavyzdžiui, Šveicarijoje referendumai vyksta kiekvieną ketvirtį po keletą klausimų ir ten nekyla jokių didelių ginčių, diskusijų, supaprastinta ta referendumo forma, kiek ateina, kaip nusprendžia, taip ir būna ir nereikia nei triukšmauti, nei piketuoti, nei ginčytis. Todėl pagal konstituciją tautos noras, tautos valia turi būti garantuota ir suprantama ir lengva forma išreiškima, tai būtent sumažinus surinkti reikalingų parašų skaičių. Ačiū labai.